Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos auklėtiniai Vitalijus ir Emilija mūsų scenoje parodė, kaip dera fortepijonas su akordeonu. 27 žiūrovams pasirodymas patiko. Komisija turėjo pastabų. Man labiausiai patiko tai, kad instrumentas, kurio šiaip aš labai nemėgstu, čia skonio reikalas, šį kartą nuskambėjo taip, kad man patiko. Ir be abejo, paneliai taip pat ačiū už puikų fortepijono valdymą. Jau jūs pasižiūrėjus, matosi, kad jūs ateities muzikantai. Vitalijau, truputėlį buvo lengvų grybukų, pripažįsti, kad tai truputėlį... Pripažįstu iš dalies. Iš dalies pripažįsti savo klaidą, bet apsimeskim, kad mes negirdėjom ir aš sakau, kad patinka. Man tikrai patinka. Ačiū. Absoliučiai visi komisijos nariai Vitalijaus ir Emilijos kelionę pusfinalio link palaimino, tad šiandien duetas jau pakeliui į finalą. O rožė kam? Man? Ačiū. Dėja, nesakysiu kam. Čia paslaptis maža. Aišku, gerai, išskleiskit paslaptį scenoje. Pirmin. Vitalijus Dobrovolskis ir Emilija Šukytė yra Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos mokiniai. Scena jiems antrieji namai. Sutikite jaukiai. Šitoks pasirodymas, visi Amelijos iš Monmartro gerbėjai turbūt balsavo už jūs. Įdomu, ar šis filmas nepaliko abejingų komisijos narių, jeigu jie matė, jeigu neturi šitų išsilavinimo spragų. Ir apie jūsų pasirodymą dabar jie ir pakalbės. Aišku, taip, pakišos prasidėjo, Eglė Zabaitinė gėlė. Dabar jie negalės rašyti mažiau negu, kaip jie pati norės.